anksčiau ar vėliau visi pinigai atsidurtų pas dirbantį žmogų kišenėje. Todėl pagalvojo bankininkai ir padarė infliaciją, kad niekada žmogus neuždirbtų pinigų. Niekada neuždirbtų pinigų. Ir tik tai turtingi žino, kur dėti ir kaip valdyti pinigus. O tai vadinasi pirkti visus aktyvus, kurie savarankiškai duoda pinigų. Savarankiškai duoda pinigų. Namas nemokamai. Pinigas ar 10-20 darbo tavo metų. Pinigas. Vadinasi, į krepšelį reikia dėti. Draugui konsultacija. Pinigas ar vėjas tik tai švilpintis. Pinigas reikia dėti į krepšelį. Premija už 100 sutarčių. Pinigas ar kažkieno padarytas darbas neapmokėtas. Pinigas reikia dėti į krepšelį. Va taip apsipirkinėti, jeigu įprasi, tu tapsi milijonierių greitai. Taigi namas kiekvienam.